Pasidavė mano truperiukas. Žiūrėsim, kas nutiko. 5, 4, 3, 2, 1, go. Labas, draugai. Kaip sakant, su džipais ne viskas taip miela ir malonu, kaip mes ir mūsų daugumą keliam. Tai nusprendėme kelti ir niuansėlius. Rankos purvinos, Andrius su pirštinaitėmis. Vakar, bevažiuojant namo, staiga džipas užgeso. Iš niekur nieko bandžiau kurt, o bėda ta, kad nutrūko paskirsimo diržas turbūt ir sukas jau be kompresijos. Tai ką, ardom, įsileidom antifrizą, imu radiatorių lauk, o vėl šviečiu, imu lauk radiatorių ir su Andrium žiūrėsim paskirstimo diržą. Ar trūkęs, ar kažkokia kita bėda, kokias dar tikslios bėdas nežinau. Kaip ir karomislai nelūžę, keli vožtuvai yra paspausti, žiūrėsim, ar nelinkę vožtuvai, ar nelinkę, nežinau kaip lietuviškai mes vadinam jas kačergom, tie pirštai, kurie kilnoja karomislus nuo pačios variklio. Ir žiūrėsim, kokią būklę. Tai ką, dabar ilgai nesifilmuoju, bandau ardyti, kad nereiktų vienam Andriui ardytis. Ir žiūrėsim, ką rasim. Kai nuardysim, parodysiu ir jums, ką radom. A few moments later. Ką, nepraėjo... Kažkur gal 20 minučių užtrukom čia viską nuardyti, kai sena technika paprasta. Diržas kaip ir vietai. O kas čia? Opa. Man atrodo, biški... Houston, we got a problem. Tiesiog. Ir va, ir iš pažiūros atrodo tvarkingas, gan sveikas diržas ir tiesiog va, paėmė ir puft ir nutrūko. Ką, bandysim ardytis, dėtis, statytis ant mėtkių ir tada, kitaip sakant, pasistatyti visą variklį į žymėjimus gamyklinius degimo ir bandysim susidėti viską naują ir bandysim jį prasukti ranką, žiūrėsim, kas gaunasi. Ką, statomės degimą į vietą. Pas šitą variklį gan paprastai statosi degimas kuro siurblio ir velenėlio, nes gaunasi įsisuka tiesiog varžtai. Kokie čia varžtai? 12? Ne 12, palauk. Šūdą šneku. Kiek jie skaitosi, Andriau? 8. Jo, panašu 8 varžtas. 12, sakau. Ir ta prasme įsisuka, tada pasistato yra žymėjimas alkūninio veleno. Ir tada gali keisti diržą. Ilgio neužtenka, reikia ilgesnio varžto. Ką, tada ieškam ilgesnio varžto, to kažką vėl atnaujinsiu. Tai va, ir mano nekadėjas, kuris padarė va taip va. Patarsiu, keiskit laiku paskirsimo diržus. Aš va, nepakeičiau, galvojau, kad dar gyvens pas mane gan gyvas, o pasirodo ne. Nes taip vizualiai žiūrint, va, visur kitur žiūris, neatrodo, kad labai kažkas. Nu, jau varkai taip ir čia jau turi paturkinėjimų, bet kent jisai yra variklio. Matai tik išorinę dalį. Išorinė atrodo labai gražiai. Bet dėja, jisai padarė va taip. Taip, kad nepagailėkit pasikeisti paskirstimą diržų. Kad nebūtų kaip man. Nes dabar nežinau dar kol kas, kol nesudėjom, neprasukom variklio ranką. Mes tikrai nežinom, ar viskas gerai su to paskirstimu, ar niekas niekur nepavijo vožtuvų stūmoklį, ar dar kažkas nelūžo. Tai vat, laikom špygas ir tęsiam surinkinėjimo darbus. Ir žiūrėsim, kas bus. Dalykas, kas mus labai juokina. Šito tipo variklis, va, kaip ir autodata teigia, ten yra, tai pašviesi, tai yra, nes čia va yra toks va tempėjas, kuriam va už šitos skylutės kabinasi lygiai 9 kg. Ir tada vadinasi įtemptas diržas. Ir kai pastatai pakabinė 9 kg, viską priverži. Tai mes 9 kg pasidarėm vienas bakelis 4 litrų langų plovimo, tai realiai 4 kg. Ir kitas bakelis antifrizo prisipylėm vandens
5 litris, tai dar 5 ir mums gaunasi 9 kg. Tai va taip dabar Anderson užtraukėjų bando pasikabinti tuos bakelius, va taip va mes įsitemsim savo paskirstymo diržą. Jau susistatėm viską į vietas ir toj veršim. Konstrukcija sukonstruota. Bakeliai kaba ore. Kaip ir sakiau, ten už tos skylutės. Ir dabar bandom užsiveršti tempėjo varžtą. Vis dėlto, ko labai bijojau, bet tai nutiko. Gavo per vožtuvus, gavo per tą vadinamą reguliavimą koją, kaištį, aš nežinau, kaip jis tiksliai vadinasi. Mes vadinasi, kaip pasikartos vadinam kačargą. Koks gražus bananas. Ką prieš tai buvo kreivas, dabar nėra idealiai tiesus, bet jau nebėra S raidė, turėtų dabar jau veikti. Tai kaip pamatėm, tą tokios padėties nusprendė pasitikrinti visus. Stygą, ar ne, ar linkęs? Negražus. Biški gal. Linkęs. Šiek tiek linkę. Šitas gražus. Nesuprasi. Kaip ir gražus. Gražus. Gražus, sakyčiau. Minimaliai jie nieko tokio, nes gali matai išsireguliuoti iš tų. Gražus. Gražus. O, panašu, kad ten labai... Turim draugą. Panašu, kad ten labai. Va čia turim problemą. Kaip jį ištraukti? Kaip jį ištraukti. Kitas čia. Negavęs bus gavęs paskui tas ir šitas. Šitas gal biški. Jo, biški gavęs burbulas toks. Bet dabar turim problemą. Ir ką? Sekantį, kai jis buvo užstrigęs, ištraukiam. Nėra labai baisiau už tą linkęs, bet į priešingą pusę, dėl to strigo ištraukti. Einam tiesint ant preso. Nu ką, bus pabandymas. Gali biški švaryti. Bet jau ir taip šlapia. Eik. Pašildyk žvakės ir bandyk. Tiesos akimirka, kaip sakant. Pavyko. Ar vis dėlto varikliui rimtesnio reiks remonto? Palauk biški. Realiai ilgai ir jeigu užsiveda, dirba ir gesink, nebirbink. Dar kartelį. Kažkoks trukinėjimas trūkė. Jo. Kaip girdėjo, pradžioje biški pastraglino variklis, bet prasidirbo ir gyvens. Tai jei, liko tik susirinkti puzlę. Na va, savo džipuką kaip ir pavyko susitvarkyti, dar šiek tiek kažkokių niuansų yra, reiks pasitikrinti. Bet jau pabandytas, išbandytas, važiuoja. Tai kaip ir remontas pavyko, manau. Tai jeigu patiko toksai video, kur užsiemam remontais, nepamirškit pakomentuoti, paprašyti. Mes tikrai kelsim ir daugiau remonto video, mes jų turim, įvairiausių visokių. Jeigu įdomu, tikrai galime kelt. Nepamirštam pasidalinti su draugais mūsų turinio, paspausti laiką.
Ir susitinkam sekančiose video. Mūsų sekanti serija buvom sudalyvavę varžybėlėse offroado džipų. Tai turim kadrų neblogų iš varžybėlių ir susuksime tą video ir įkelsime. Tai daugmaž už savaitėlės turėtų būti video iš varžybėlių. O rytoj, šiandien yra šeštadienis, rytoj sekmadienis, nusimato vėl rimta grandiozinė pakatuškė, tai važiuoju filmuoti dar vienos pakatuškės. Tai dar už savaitėlės turėsim video vėl iš rimtos pakatuškės. Tai dalinamės, bandom pasiekti 1000 subscriberių. Kuo daugiau jūsų žiūrinčių, to didesnį stimulą turim daryti video. Tai ką, draugai, susitinkam sekančiose video. Čiau.